Kaip padaryti rotaciją dieninė veritus. Paspaudžiame tvarkaraščiai, palaukiame, kol pasikraus tvarkaraščiai. Susirandame seną grupę, tai yra štai parašyta, kad pirmas ketvirtis, čia antras, taigi spaudžiam pirmo ketvirčio seną grupę, vėl laukiam, kol užsikraus tvarkaraštį. Štai užsikrovę, matome dvi pamokas senos grupės, spaudžiame žalią ir ištrinti. Taip, patvirtinam. Palaukiam, kol ištrins. Nieko nespaudžiam per tą laiką, kol atsiras lentelė. Sėkmingai ištrinta, spaudžiame gerai. Tada spaudžiam sekančią pamoką, vėlgi ištrinti. Ir vėl laukiame lentelės pasirodant. Pagiriam, kad gerai. Dabar pasirenkam antro ketvirčio grupę čia. Ir į tas vietas, kur ištrynėm seną, palaukiam, kol užsikraus, užsikrovė, pasirenkam pirmiausiai klasę. Pasirenkam. Po to pasirenkam valandą ir sukurti. Sėkmingai pridėta. Gerai. Truputį palaukiam, kol čia atsiras. Atsirado. Tada sekančią pažymim ir vėl sukurti. Gerai. Ir paspaudžiam baigti. Dabar čia štai matom, kad jau atsirado nauja pamoka. Bet laikas 59 minutės yra netinkamas. Kaip pakoreguoti laiką? Spaudžiam detalus laiko intervalas. Bet čia labai mažai matosi, todėl paspaudus žodį baltą dienynas pakyla. Dabar yra daugiau vietos, kurio galime. Štai matom, kad 2 valandos atsirado, bet su neteisingu laiku. Baksterim ant vidurio, tada apačioj laukiam, kol atsiras rodiklytė ir pakeliam per 3 punktus. Štai laikas geras. Ta patį padarom ir su šitą pamoką. Vėlgi pakeliam jos, kol rodiklytė atsirado laiką. 11, turi būti 45. O, dabar geras. Būtina išsaugoti pakeitimus. Gerai. Štai dabar matom, kad laikas naujų atsiradusių pamokų yra geras. Galim detalų laiko intervalą išjungti. Štai matom gražias pamokas. Dabar vėlgi spaudžiam dienynas ir grįžtam į normalų darbinį režimą. Sėkmės darbe.